Ilona Juciūtė ir sveikinuosi šiandieną centriniame Kauno turguje. Gaminsiu auksaspalvį žuvies pyragą. Jam paruošti reikės filo tešlos, 600 g baltos žuvies, 100 g krevečių, svogūno, grūdėtų garstyčių, 50 g miltų, 300 ml grietinėlės, 300 ml pieno, džiugo sūrio, sviesto, druskos ir pipirų. Žuvį pagardinau mėgiamais prieskoniais. Sudėsim į puodą. Įdėsiu mėgiamų žolelių, aš naudoju čiobrelį, petražolės ir užpilsiu pienu. Virsiu ant nedidelės ugnies apie 12 minučių, kol žuvis pradės irti. Žuvis jau pradėjo irti, reiškia, ji yra paruošta. Ruošiu padažą. Į kaitintą keptuvę dedu sviesto apie 100 g. Kai sviestas ištirps, subersiu smulkintą svogūną. Kol svogūnas apkeps iki auksinės spalvos, aš kepimo inde susismulkinsiu žuvį. Subersiu krevetės ant žuvies. Į šiek tiek apkeptus svogūnus įdėsiu maždaug šaukštą miltų. Nuolat maišom, kad miltai nesukristų į gabaliukus. Dabar kol kas ugnį išjungsiu, nes pilsiu grietinėlę. Lėtai maža srovelė supilu grietinėlę. Supilu padažą, kuris liko nuo žuvies. Dabar įjungsiu ugnį ir nuolat maišant lauksiu, kol padažas sutirštės. Padažas sutirštėjo, nukeliu nuo ugnies. Sudėsiu grūdėtas garstyčias. Ir tarkuotą sūrį. Visą paruoštą padažą užpilsiu ant žuvies. Pyragą apklosiu filo tešla, kad ji būtų traški. Kiekvieną lapą reikia aptepti iš abiejų pusių sviestu. Tešlą aptepu iš abiejų pusių. Filo tešla itin plona, todėl labai trupa. Sugniaužiame ir dedame ant pyrago. Pyragas paruoštas. Orkaitį įkaitinu iki 200 laipsnių temperatūros ir kepsime apie 25–30 minučių. Taigi žuvies pyragas jau iškepė. Jis yra nuostabus tuo, kad jį galima valgyti ir karštą, ir šaltą. Taigi skanaus visiems ir iki pasimatymo maisto klube.